Tikriausiai kiekvienas savo masalų dėžutėje turim kokį nors savo mėgstamiausią masalą. O galbūt kam nors ypatinga ar netgi keista. Neseniai pats internete naršiau ir bandžiau susirasti keisčiausią, kokį man pavyktų masalą ir štai ką sugebėjau rasti. Tai šiandienos iššūkis bus pabandyti ant šito masalo pagauti žuvį ir dabar galite matyti, kaip man sekėsi. Taip, tai visų pirmiausia reikia susidėti spinningą. Taip, tikrai įdomus masalas, man turi žiauriai didelį liežuvėlį. Kas reiškia, kad jisai neria labai giliai. Dėl to dabar bandysiu vietą, kur žinau, kad nėra jokių kelmų. O užnardžiau aš jį. Oi, tiesiog kaip jisai vibruoja. Nu, žulių daug čia. Tai jau partraukiu veltinį visą. Aha, įdomu kaip čia. Reikia žuvį pagauti, kai jis taip giliai neria. Gal patvičinčiai įeina. Nelabai. Reikia gal pasukimus ir pauzes daryti, nes jisai jo išlenda į paviršių. Bandysiu pasukti, šiek tiek palaukti, kad visiškai dugnė nenueitų. Keista matyti tokį daiktą išlendant į paviršių. Įsivaizduokit, maudas ir prius toksai va daiktas išlenda. Spėju, reikia eiti į pagrindinį ežerą, nes čia pagauti gal ir pagaučiau, bet ar verta čia bandyti, kai taip žolės kabinasi. Esu kitoj vietoj, labai šlapia čia. Čia žinau, kad kelmų jokių nėra, tai galiu saugiai bandyti gaudyti ir neturėčiau įkabinti jokį kelmą. Jis taip giliai neria, tai labai lengva tą mastą ir palikti čia. Nu, šiaip toksai mastas čia turėtų būti motininiam lydekom. Nu gerai, motininė gal tokio ir negriebs. Šiaip nemeluosiu, bet manau visai neblogas šia masas būtų belkiavimui. Jis taip dirba ir taip neria. Tai jau gilioj kokiai dabėjai. Manau visai neblogai čia sueitų. Bang, meškerė. Visa vibruoja. Gal čia ne mastą, kokį žaisliuką nusipirkau. Manau, šiek tiek ir ties kranto. Šitas liakas būna visur sėdi. Atrodo palynus sunkokas, bet jisai užsimest tai visiškai nenori. Bandau ne taip greit traukti, ne taip greit nunertų į dugną, tikėdamasis kažką pagauti. Čia labai sunku užmesti. Aišku, kablys turi užsikabinti. O, atsikabino. Kita vieta. Aišku, šiandien būtų gera diena. Gal paprastais masalais, manau, pagaučiau tikrai. Dar štylius, tai labai faina žvejot. Na, bet reikia kažkaip tai apžuvinti šitą. Nu, bet va, matot, kiek žolių neprisikabina. Visokiausių tai lapų. Tai va, šiek tiek minusų irgi yra. Galėtų žuvėlis mažesnis būti. Jums tą vibruoti, žinai, kad žolių pilna. Kiek vietų bandau, kol kas tai nieko. Aišku, masalo forma žuvį matyti neįprasta. Tai gali būti ir dėl to neima. Arba masalo, gal žuvis nesimaitina šiandien. Nors šiandien oras geras lydekų žvejybai. Tai mane labai kandžia. Nu kitur, kur tikrai bus daug giliau. Atėjau į patikimą vietą. Visas šitas kampas. Pagavęs daug lydekų esu čia. Ir netgi šitose va vietose, kur yra vos vandens čia. Kelias vasarą būna. Netgi čia. Būna va taip va. Pakrūmiai tiesiog sėdi. Lydekos čia labai įdomiai. Daug jums struktūros, kur slėptis gali. Tai. Ir pagaut gali belenkur. Reik mes toliau, bet tai čia prieš mane. Medis. Šiaip vanduo skaidrus. Medis čia nugriuvo. Pernai jo čia nebuvo. Vienas minusas, kad šitoje vietoje jau daug kelmų. Tai dabar galiu prarasti belenkada savo tą masalą. Tai bandysiu toliau užmetęs traukti. Čia ties krantu atleisti, duot pakilti paviršių.
kad jisai dugnu neitų svarbiausia. Uodų tai čia nežinau iš kur. Gyvenime tiek uodų nėra buvę. Kiek šiemet. Nesuprantu, iš kur jie taip veisėsi. Gal reikės dėl įdomumo su kitų masų dar čia praeit. Pažiūrėti, ar čia tiesiog nekakibadienis, ar čia būtent ant šito nenori imt. O, ten iššoko. Ten kažkas yra. Jo, ten išsivertė lydekas. Pradėjo kilt vėjas, man rodos. Tuoj lyt pradės. Aš su megztiniu, be striukas, be nieko. Tai... Ir taip jau, koja šlapias. Ar damesiu aš iki ten. Bandau vos ne džigų įpravest woblerį. Taigi, štai užsidėjau tokį mažą guminuką. Čia nežinau, gal 6 cm. Pabandysim su mažiuku. Gali būt. Bet aplamai šiandien nekibadienis. Čia visados pasigaudavo lydekų. Čia minimum 3 pagaudavo. Žinau, gal ešerys tokį guminuką tai pasverti. Nu va, susidėjau, atsigėriau ir žvybų baigsiu. Nepavyko atsidaryti nei su guma, netgi bandžiau tarako bišedą mėtyti irgi nieko. Nei su tuo įdomiu wobleriu. Tai ačiū, kad žiūrėjot, visiems nežvyno, kad žvėjosit ir susimatysim kitam epizode. Žvyno ir iki.